Spalio 4 ir 5 dienomis didžiausias Lietuvos arenas užplūdo populiarios britų muzikos grupės Coldplay fanai. Tiesa, šį kartą jie liko nusivylę. Būtent sumaišė britų grupę Coldplay su Coldplays, kadangi šie koncertai buvo skirti tiesiog kaip tributas populiariai britų muzikos grupiai. High, so high, so high, I'm feeling drunk and high, so high, so high. Maždaug taip skambėjo Coldplay by Coldplays koncertas, vykęs spalio 4 ir 5 dienomis Vilniuje bei Kaune. Pakalbinsime studentus, kurie turėjo galimybę apsilankyti šioje aferoje, kaip internautai bent jau mėgsta pasakyti, ir pažiūrėsime jų nuomonės apie šį nuostabų koncertą, kuris laukia spalio 4 ir 5 dienomis. Likau šokiruotas. Galvojau, pasiklausysiu Coldplay, o gavau kažkokį Coldpelas. Nespratau Coldplays, Coldpelas. Visiems draugams spėjau pasigirti, tiek pinigų išleidau. Galvojau, Instagramo gražų story pasidarysiu, o ten nei vieno normalaus momento nebuvo. Tai likau labai nepatenkintas, likau labai piktas ir daugiau tikrai neapsilankyčiau jų koncerte. Nors šiaip mano mamai tai patiko. Tai ir aš sužinojau apie tą koncertą, nuvažiavau, stoviu prie arenos, visų pirma, išleidau pusę savo algos, 30 eurų sumokėjau už tą bilietą. Nuvažiuoju prie arenos, o ten žiūriu straipsnis, kad pasirodo grupė išsiskyrus. Tai taip ir nesupratau, likau nesupratus, kas per grupę pasirodys. Koncertas buvo tragikomedija, apšvietimas, dainas, mikrofonai, viskas buvo blogai. Tai nekartočiau ir daugiau nebepasimausiu ant tokių dalykų, prašau grąžinti man 30 eurų. Nesikeikiant, tai žinokit, net negaliu nesikeikiant. Kaip matome, studentai neliko labai sužavėti, apart jų mamos ar tėčiai. Tad linkime Coldplaysui išmokti gražiau ir aiškiau parašyti, ką jie iš tikrųjų daro, o Lietuvos piliečiams paskaityti daugiau anglų kalbos žodynų, kad išsiaiškintų, ką reiškia tributas. Čia buvo žinios, iki kito karto. Dar kartą sakau, grąžinkit man pinigus, nes man iki pensijas dar daug metų. Į mane užteks.